Mums svarbu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą. Antra savaitė prasideda. Antra savaitė tai kaip iš namų išvažiavo. Šiandien Liepos 31 rytas. Laimutė jau kavą išgėrė. Jau. Jau dabar verda pusryčius. Įsimaudėm. Dar kartą rytą ežere. Mūsų ežeras. Labai gražu. Gražu, šilta, geras oras. Mūsų dviratukai stovi, borasa dar viskiek džiūsta. Mūsų namelis. Esam prie Peručių ežero. Prie Peručių ežero esam. Čia įlanka. Mes galvojom, kad galas, bet čia įlanka, bet jau kelias nuo jo nusisuka ir mes jau jo nebesieksim daugiau. Va dabar 8 valandos. Mes nuo 5 sustoję, ar net nuo mažiau. Tai čia pailsėjom. Viską tik blogai, kad nėra interneto. Atsiranda kartais vėl dingsta. Pradėjom statyti maršrutą, dingo internetas, tai viski va taip. Bet nieko nepadarysiu. Aukščiau išvažiuosim iš to, gal tada aukštesnėje vietoje gali atsirasti. Gal atsiras kur aukščiau, gal. Kol kas viskas sekasi labai neblogai. Žiūrėsim kaip toliau. Šiandien turėtum pavažiuoti kažkur vėl blogais keliais pagal visus mūsų planus. Pusryčiai. Na geriau. Gerai. Švelniau. Visus viesus skanu labai. Dar lietuviškų. Rytinių maudynių. Daug skaniau. Karštis nuo pat ryto. Jo, karštis iš pat ryto. Aš laikau puoduką, tu gali nelaikyti. Man smagiau pasisemti. Tai gerai. Vėl vakariau dabar lietaus nesusidarytų. Čia pasienis prie kokio miesto. Kad aš tau pasakyčiau, net nuvažiuojam į Senį ir tada ten tuoj pat pasienis. Taip, mes tarp kitako visai netoli pasienio ir važiuojam. Taip. Tada dabar jogurtus. Aš tiesą sakant, tai dabar nenoriu. Aš tai valgysiu, gulbiski čia tie makaronai tik tai. Koks ten jogurtas? Rūbus į pieną. Nu taip. Bet tai vis tiek man gerai tos rūgštys. Jei nenori nevalgyti, einu atnešti jogurtus. Turi šaukštą? Turi. Bet čia tau nelietuviškas, nereikia nei nuo viršaus nugraibyti. Ant viršaus išrūgos. Aha, nu tai gerai, man tai tos tinka išrūgos. Tarp kitako čia esam ne vieni, ne tik kaimynus turim su automobiliu, bet čia ir karvučiai vaikščioja. Girdėjom varpelį skambinant. Čia tikriausiai ne viena. Gal ne viena, bet už tų varpelių tai. Norėjau nufilmuoti aš tą karvukę, bet jau už krūmų pasislėpus, tik girdėjau, kad prunkščia. O be to matyti pėdsakų. Tai už čia ir ganosi, ir prie vandens nueina. Čia pėdsakų labai daug. Likusių nuo labai seniai jau tie pėdsakai sudžiūvę, bet stovi tokiu bandukim. Nu tai dabar čia žmonių yra, tai ta karvukė neišlenda. Kažin, kada jinai ateina vandens atsigerti. Aš manau, kad čia daug karvukių pagal tai, kaip čia. Nu, gal ir daug karvukių. Čia už krūmų, tai ten toksai kaip jų stovėjimo vieta. Jo, toks tipas, kaip tvartė būtų. Kaip tvartė, ištrypta nei žolės, ten nieko ne, tik mėšlas. Vienu žodžiu, įsitenka ir žmonės, ir gyvūnai. Dar vienas buvo įdomus pastebėjimas. Čia kai važiavom link Ježevičiaus, tai buvo viena stautelė, jau tvarkinga, nupieštas ežiukas ir parašyta Evič. Nežinau kaip Evič, bet kai būna ten žvėrys ant kelio ar gyvuliai ant kelio, tai buvo zuikis. Zuikis, o vienoje vietoje tai aš mačiau net šernas. Nu ką tvarkysimės, važiuosim toliau. Važiuosim. Suvalgym po rukraus pienų. Indelį, kiek čia jisai turi, 180 gramų. Ir vėl nesėkmė. Jau susiruošėm važiuoti, jau savo mano dviratis buvo pakrautas. Ir kažkaip dirseliu už pakalinę padangą, kad ji man tokia plokščia. Tai vėl ieškau Jurgis priežasties, tai kiek dienų mes čia nuvažiavom? 2 dienas nuvažiavom be remonto. 2 dienas be remonto nuvažiavom. O taip. Nešamės kamerą, nešasi Jurgis ir einame tikrint, ieškot skylės. Tai va dabar patikrinau, leidžia pro lopą. Dabar dilema, ką daryti, ar dėti. Dar turim dvi visai naujas kameras ir... Vieną lopytą. Ne, 2 lopį. Ai, bet tai tu sakei, te viena, kur su lopu, tai kaip ir geresnį ten, kas ten buvo stiklas, kur pradūręs.
A, tai čia kur stiklas padūręs, jinai nesulopyta, taigi tada užlėjo lietus ir mes nebaigėm lopyti. Jau, ai teisingai. Tai yra naujos tik tai 2. Ne, nu tai va šita jau yra bloga lopyta ir šita kaip ir gera lopyta, o šita suskylė, bet ir neužlopyta. Tai galim dėti tik tai su lopu vienintelį šitą arba visai naują. Nu nežinau, gal su lopu dėt ar naują. Nu bandom dėti su lopu, rupūžę. Šitą aišku, jei būtum supratę, kad čia per lopą ir labai lietai leidžia, tai dar galima būtų pūsti ir dar per dieną važiuoti. Bet tai nieko tas būtų negelbėjęs. Ne, nu tai supranti, gal man jau biski baisu, tas lopas nelabai laiko. Dėl to. O naujų jau tik tai 2. Kur didesnė mieste reikės ieškoti parduotuvių ir pirkt? Lopų turiu daug, ką palyginus, jau ir su lopais baisu, nes jau čia lopyta, bet dar lopų yra, klijų ten yra, visko kaip ir užtektų dar. Žodžiu, ratukas guli. Nu va, jau ratas vėl uždėtas. Atvažiavo su vaikais. Šeimyna su dviračiais. Maudytis, tai padėjo pripūsti mūsų. Pumpukėlį ir gera, bet pūtėm labai ilgai. Tai viski jų geresnė pumpukėlė, paskui atvažiavo žmogus su automobiliu, tai pabaigė dapūs automobiliu. Tai jau prisipūtėm kapreikalas. Aha, dabar montuojam tą, kurį užklijuosim tą, kur per lietų nuėmėm. Va, automobilis stovi irgi atvažiavo išsimaudyti. Tai su mašininė pompa staigiai pripūtėm. Žinau, kiek valandų, žinau. Gerai. Bye. Tai išvažiuojam galų galiai stovyklos. Jau šitoj kelionėj 4 padangą pakeitę, kamerą pakeitę ir planavom išvažiuoti 9:30, dabar jau yra 10:12. Tai nežinia, kiek dar mes čia jų taisysim. Ai, tu vieną pusę matų, kad čia dviračius staro. Jau tu važiuok čia tiesiai, jie pasitrauks. Čia jie atvažiuoja į pliažą. Nu jau žinai ką. Va, Jėzus. Neužvažiuoji? Palauk. Negaliu dar pastumti. Tai žinau, kad tu nieko negali, reikia pirmą vieną užsivaryti. Pavažiavom. 600 metrų, tenai 3 serpantinus, pavažiavom 600 metrų, vėl pasistumėm, nedaug kokį 100 tik metrų. Ir dabar vėl važiuojam šauniai. Tiek aplinkui šiukšlynų, tiek laužynų. Nu, galybė. Privaryta, vienoje vietoje privaryta krūva, kitoje vietoje privaryta krūva. Galybė laužynų. Nu ką keistai, tiesiog dar nepriaugę. Ne. Nu, tai čia, žinai, po karo, tai manau, kad čia karo padariniai. Kad mašinos tai visai naujos atrodo iš vaizdo. Nu. Čia karo metu tikrai tokių mašinų nebuvo. Nebuvo, dabar bet suvarytos. Nu tai kad pats matai, kaip nešvaru aplink. Aš galvojau, kad Kroatija tai tokia gana pažengus. Pasirodo dar tolokai iki Lietuvos. O ką jau kalbėti apie... Pažiūrėsim kaip Bosnija. Kiek važiavam, tai Bosnija man irgi atrodė neblogai. Nu, man mes irgi. važiavam tik su mašina. Nu, saulė tai gerai, bet nekrauna baterijų. Buvo laimos. Bėgiai streikavo. Labai. Dabar atrodo viskas gerai, biskį pasitvarkėm. Dabar mano neįsijungia pirmas bėgis. Reikės biskį pabandyti pareguliuoti. Žiūrėjau, kad man čia į kalniuką drūčiai sunku. Įjungi pirmą, jisai vis tiek tik antras sukasi. Na, kol kas dar galim važiuoti. Čia kaip ir parduotuvėje buvus. Buvus, bet jau dabar perbraukta, reiškia ne. Nu, su vandeniu čia ir su parduotuvėlėm striuka. Jo. Labai. Mums čia papasakojo, kad čia vandens nėra problemų, kaip ir Ispanijoje, kiekvienam kaimeliai. Beje, vandens neradom dar kol kas niekur. Įskyrus vienuolynę tą čiaupą vandens. Nu ką, vienuolynas. O, kranas matau prie namų. Kur? Nu čia. Gerai stovi. Sustojam gal leis prisileisti. Nematau.
Bet kad žmonių nematyti. Nu tai prisileisim, manau, kad čia gal nieko labai nepadarysim blogų. Statyk. Tik ką padėjavom ir radom ten šulnį. Ne šulnį, o kraniukus. Čia kažkas tai buvę, kaip turgelis koks ar kas. Ir likęs čia. Tas šulnys, tas namelis negyvenamas. Tai prisipylėm vėl pilnus vandens. Labai gerai. Nors vanduo nelabai skanus, bet Reikia vanduo. džiaugtis, kad gavo. Kokie nameliai. Langas ir langutis. Ir daugiau nieko nematyti iš gatvės pusės. Iš eilės keli tokie namukai. Vienodė, čia vienas savininkas ar kas. Arba čia pas jūs. Čia durys, langas ir du langučiai. O, čia jau su veranda. Nežinia. Vienu žodžiu, taip gana viskas niūrokai. Nu, va čia pasigražinęs, prisidėjęs pseudo skulptūrėlių. Va ir vėl tuščia. Mes su Laima stebimės, kaip jie čia gyvena. Taip. Krautuvėlių nėra. Nėra. Čia velniai žino, už kiek, jei koks kaimeliukštis yra. Tai irgi keli namukai. Keli namukai jau krautuvėlis, nežinia, kiek čia kilometrų jau galus reikia Jokios nema. Kiek dabar važiuojam Kroatiją, tai įskyrus Kniną, kad apsipirkum. Viskas. Taip, vieno tik krautuvėlį. Nu, krautuvį, ten buvo Lidlas. Tai ten, manau, buvo Lidlas. Manau, ten ir daugiau buvo tų krautų. Bet jau ten miestas. Jau ten miestas, o daugiau kaimukuose viskas. Nieko nėra, gyveno po vieną namelį atsiskyręs. Kaip tas žmogus ten gyvena, kažkaip tai mums nelabai suprantama. Jis ten taip savarankiškai gali išgyventi iš savo ten tų mini ūkelių kažkokių tarp akmenų. Nežinau. Taip atrodo ir gana viskas nykiai. Va, koks laukas. Tam lauke jie gano savo gyvulius. Aptvertas iš elektrinių piemenių. Neįsivaizduoju. Mūsų karvės numirtų po 3 dienų. Privažiuojam bažnyčią. Tai reiškia, Tai jau ką pas mumi, tai turėtų būti kažkokia parduotuvėlė. tai jau būtinai. Gyvenvietė, kad ir nedidelė. Bet tai bažnyčia iš stogo, kiek matosi, tai vis tiek gal bus kokia gyvenvietė. Nors krautuvėlės, tai čia šansų mažai. Žinai, aš dabar važiuoju ir galvoju, tikrai, va, kai mes tą žiūrim Transdinariką ir ten rašė, kad pro turistų nelankomus atokias vietovės važiuoja. Tai taip ir yra. Aišku, mes ten jų pilnai nesilaikėm, Mums siūlo bet vis sukti tiek. dešinę, aišku, keliu. Pažiūrėkim, kas šitoj bažnyčia. Gal suksim Malę Gospę. Ada ten biskį toliau. Sukam. Aha, dabar Šit nepadarėm avarijų su mašina. Ar čia dabar mes važiuojam iki tos Malę Gospę? Nežinau, kur mes važiuojam dabar. Bet ar mes čia ką? Nu gerai, važiuojam jau, kad pasukom. Nes iš tikrųjų tai čia mes objektų kažkokių nepamatėm, neaplankėm. Tai kad čia iš toliau tik tai. Mes tik tai iki objektų važiuojam. Kol kas čia dar tų objektų nelabai ir buvo. Pagrįšim. Čia, manau, kitos bažnyčios veda. Ant kalno bažnytėlį ir kažkai ar bus kokia gyvenvietė. Va bandysim palikti dviračius ant kelių surėmę. Iš šitos pusės kiškai į pakalnę, kur kad jie nesiristų. Šitos? Taip, ne iš šonų, nu po ratu kiš. Ai, va šitai. Va čia. Visada reikia kišti. Dabar eik po anuo ratu pakišti, mano. Irgi šitą, ne? Taip, ne po šito, po anuo kišk. Anas rytas. Na. Gerai. Na, gerai, dar porą bent. Dar vieną. Na, dabar, kad jis tik negriūtų ant mano pusės. Taip. Gerai, viskas. Jie nevažiuos dabar niekur. Einam pėsti pažiūrėti iki bažnytėlės. Čia negyvos dvasios.
Aš čia žinau, nes asfaltas gali iš laidojimo namų iki bažnyčios. Jo. Tai bažnyčia viena, jokio gyventojo aplinkui. Nu, Absoliučiai. gal bus kraniukas vandeniu, va kas čia. Nežinau. Ne, tik šiaip kažkoks bliūdas. Bet tos laidojimo namai irgi buvo dabartiškai pastatyti. Taip, ir bažnyčia iš tikrųjų tai nauja. Kapinės naujus, paminklai visi gražūs. Vienodi, panašus. Panašus į didelį, bet visi vienodi praktiškai. Ten pas juos prie bažnyčių vėliavos daug kur. Aha, dar Tai kažkoks stato. paminklas pastatytas, dar kažką stato. Nu, aišku. Na, žiūrėk, langai su vitražais. Nu. Naujai pastatyta toks įspūdis bažnyčia. Nu, pabandysiu duris, bet manau, kad Ką tu čia? Duris taisai, nieko. kaip visada bandau. nieko Tai žinoma. labai gerai Nei užrakytos net nelupk. neklibo. Nelopk. Su, matai, kaip užsidės ten namų kiek daug. Tai jie gal čia jie ir neturi bažnyčių. Gal čia nuo tarybinių tokių laikų palikimas, kai neleisdavo bažnyčių statyti. Bet tai vis tiek stato bažnyčias prie gyvenvietės, prie kažkokio kaimelio, Nu. miesteliukų. O čia O čia nežinau. vis. Bet tai ne pirma bažnyčia, Ne, kad taip ne, pat. ne. Kiek viena. matėm, tai ant kalnų va, matėm pravažiuodami. Kažkaip toliau ir kai dabar pravažiavom ir laidotuvės vyko. Visi sėdo, paskui teisingai. automobilis ir išvažiavo. Jokio nei kaimuko, nieko Jo, nematydavo. pakeliui. Nu, tai pakeliui kapinės, tai dar kapinės, žinai, gali būti ir Ne, nu toliau tai nuo ką, bet kaimo. ir bažnyčia ten buvo, man atrodo. Ai, gal ir buvo, net neatsimenu. tai Reiškia, pas jie jūs gal- tokie papročiai. O dabar mažai kelių, o gal sveikina? Kokia panorama. Nėra kultūringi. Kai kurie, va, kaip ir šitas pravažiavęs, net papipsina. Nors jau tikrai čia buvo ir matomumas geras ir viską, bet nelabai. Kokį privažiavom, serpantiniukai vėl ir slėnis. Bet čia jau per medžius nelabai matyti. Ten buvom aukščiau, tai galėjau nufilmuoti, bet nesusigrėbiau. Aha, čia jau nesimato. Rumen. Atvažiavom. Mūsų pirmumas tiltų. Iš priekio mašinos turi laukti. Šoną važiuok. Gyvenvietė, va jau ir Rezervacija. paspirtukas. Tas miestelis, bažnyčia ant kalnų, bet Ir mes jį paspirtukas aplenksime. elektrinis. Užvedė vėl akmenuotų žvyrkelių. Va čia dar kelias veda į dešinę. Va šituo galima važiuoti į tą irrigaciją. Važiuojam tada šituo. Gerai. Į miestelį radom keliuką asfaltuotą vienai mašinai, tik vienai. Nu, čia lyg kažkas turėtų būti įdomesnio linksiniai. Matysime. Pilna. Kanalų šalia tuščių. Matyt, čia, kai būna lietus, tai tais kanalais bėga vanduo. Dabar sausa. Tai daug tokių yra. Nebūtinai kaip šitas išbetonuotų, bet tik tai būna žemės iškastos, bet kanalai tokie padaryti. Tai pirmiau tokių nebuvo. Čia tik prasidėjo. Ant šito krūmukų jūs tos moteriškės skynė kažkokias uogas. Bet nematau ne vienos uogos. Ką jūs čia skynė? Gal šakelės, gal kokio Ai. vaistažolį. Nieko nematau. Visiškai kokią uogelę jūs čia skynė. Gal tik čiupinėjau, bet neskynė. Kad į burną dėjo. Gal kelias rado. Dar atsistumėm į tą senį. Tai tos mašinos visiškai atvažiavo, šalia važiuoja. Iš priekio važiuoja, tai jisai šalia manęs važiuoja. 20 cm nuo manęs.
Aš įsitempęs kaip styga, Velnias griebtų nesuvokia kaip tai pavojinga. Šalia gatvis. šalia ir būtų labai smagu važiuoti, bet va pilna šakučių. O to šakutės tai reiškia dygliai. Ir negalim ten važiuoti. Niekaip. O šitos ištisinės linijos dešinė mūsų, ne dviračiams takelis, bet čia visur nuolydis vandeniui nutekėjo. Jų nepavažiuosi, o be to pilna šiukšlių ir šipų. Va, Važiuok, matai, važiuok, važiuok. kempingas. Gal tikrai tuo šaligatviu važiuot? O dar vienas, tu matai, kiek čia paslaugų Welcome rūms. bikers. Kas? Welcome bikers. Tai čia tikriausiai. Jau tą Veneciją pravažiavau, matai, va verba kairiai pusėje. Vreba. O, Nelabai nustoja. panašu į restoraną. Važiuojam iš tyko. Čia, žinok, ir miegot gali. Nu taip, taip. Suk į aikštę pasižiūrim, kas čia. Tikėjomės pavalgyti restorane tradicinių ratų valgių. Dabar valgom lazaniją. Sakyk, kokią kalbą mes čia šnekėjomės.